Labą dieną ir labai malonu, kad prisijungėt prie Mylų konferencijos besilaukiančiam šeimoms, o mūsų šiandienos pokalbio tema – dulos. Mitais ir įvairiom interpretacijom apipinta šitų moterų veikla, todėl labai smagu, kad šiandieną su manimi kalbasi Dulų asociacijos pirmininkė Dula Indrė Gaudešiūtė, kuri tikiu padės mums suprasti ir mums, ir būsimiems tėvams suprasti, kuogi naudingos gali būti dulos. Taigi, laba diena, Indrė. Labą dieną, labas Dovilė. Labą dieną visiems, kurie prisijungs prie šito reginio pokalbio. Indrė, pataisykit mane, jeigu klystu, bet Lietuvoje dulos veikia jau tikrai daugiau negu 10 metų. O geras, nepastikslinau prieš susitikimą, bet taip, bus maždaug apie 10, gal dar nėra pilnai, taip jeigu oficialiai, ar ne, kada buvo įregistruota Dulų asociacija, tai to pilno 10-mečio dar nėra, bet taip, jos jau yra nemažai metų. Ir tų metų tiek tikrai nemažai ir vis dar mitų lygiai tiek pat daug. Ir prieš kalbant apie tai, kas yra dulos, aš pirmiausia norėčiau pakalbėti apie tai, kuo dulos tikrai nėra. Ir aš tikiu, kad jūs vis išgirstat įvairiausių mitų ir interpretacijų. Ir kokie jų yra dažniausi tie mitai ir nuo ko norisi gal savotiškai atsiriboti duloms, nuo kokio įvaizdžio? Na, vienas turbūt, kuris šiek tiek sklaidosi jau stipriau, ar ne, tai yra vienas iš tų, kad mumis labai dažnai painiojo, apjungdavo su pribuvėjom. Ne, kad tai yra, jeigu dula, tai yra, reiškia, ta, kuri priiminėja gimdymus namie. Ne, tai toks pagrindinis galbūt tai, kad dula nepriiminėja iš vis, negaudo vaikų, taip sakykime, ne, jeigu liaudiškai. Dula yra, jeigu paprastai vizualiai, tai kaip sakau, ta moteris, kuris stovi gimdančiai moteriai prie galvos. Ne, tai yra emocinis palaikymas, fizinis palaikymas. Tai va, tai dulos nepriiminėja vaikų, negaudo, tai nėra nei pribuvėjas, nei akušerės ir ne apie tai. Tarp dulų yra akušerių, tarp dulų yra pribuvėjų, bet tai yra, kaip dvi specialybės, sakykime taip, ar ne? Ir kitas turbūt toksai tai būtų apie tai, kad tai nėra mitas, bet kad dulos neteikia jokių medicininių paslaugų. Ne, tai yra daugiau emocinės ir ne masažai taip toliau, tai yra moteris, kuri teikia nemedicininės paslaugas. Štai. Dar vienas toksai stiprus mitas, su kuriuo susiduriu ir su šeimom susitikdama ir girdint, tai yra apie tai, kad dulos yra tai, kad tai yra tik tai, kas yra natūralu. Ar ne, kad esu kažkada atvažiavus į šeimą, ar ne, kieme pasitinka vyras, tik jūs nesibarkit, mes duodam vaikui mišinį, ar ne, come on. Susitinki su šeima, jie liktai galvojam apie nuskausminimą gimdymo metu, ar ne, ar jūs čia pritarsit. Ta prasme, dula yra, aš einu, dula eina paskui moterį. Ir ar tai yra vienus dalykus renkasi, ar kitus, mes gal savo vertybės turim vienas, kitas, tasme, kaip aš gimdyčiau, kaip aš žindyčiau, bet tai, ką renkasi moteris, tai yra jos pasirinkimas ir dulos vaidmuo yra palaikyti ją tame pasirinkime. Tai va čia tos mitus galbūt tokius ryškiausius šitoje vietoje. Ir tikriausiai vėlgi tas svarbu labai užakcentuoti, kad jūs būtent sekat paskui moterį, kad tai nėra, jog ateis dula ir jinai lieps kažkaip kažką daryti ir kažkaip gimdyti, tik natūraliai, tik dar kažkaip tai, ne? Taip, mes einam paskui moterį, galbūt, kuom yra kitas, tai kad mes daugiau domimės natūraliais dalykais, ar ne, tai daugiau turim tų atsarginių zuikių kišeniai, kaip sakau, ne, bet tai nėra, kad liepsim kažką daryti, ne, čia buvo vienas metu mitas sklandė, kad dulos liepia moterims rašytis gimdymo planus, ne, mes tik papasakojam apie gimdyvių teisės, ar ne, ir tai, bet liepti neliepia, aš galiu suteikti informaciją, arba jeigu jos neturiu, kartu ieškoti arba nukreipti, kas turi, bet apie liepimą ne, tai nėra kalbos. Taip, bet turbūt irgi labai svarbu užakcentuoti. Ir vėlgi, dabar jau eikime prie to, tai kasgi dula yra ir kaip, pirmiausia, pakalbėkime apie gimdymo dulą ir kaip tas visas vyksta procesas su šeima. Tikiu, kad mama neskambina jau važiuodama į ligoninę ir tikriausiai tas procesas yra daug ilgesnis, tai gal net praeikim per tokį atvejį, įsivaizduokim, kad jūs kreipiasi besilaukianti šeima ir kaip visa tai vyksta.
Nuo ko tai prasideda, ne? Taip, nes iš tikrųjų, mūsų klausosi besilaukiančios šeimos ir jos galvoja, na gerai, gal ir nieko tos dulos, bet o kaip čia viskas vyktų, jeigu į ją kreipčiausi, ne? Nuo ko čia viską pradėti, ar ne? Taip, tai, sakykime, tai pradėkime nuo to, kad dulos profesija tai nėra licencijuota profesija. Ir ne, dula gali būti bet kas, nežinau, aš tu atsistoti ir pasakyti, kad aš esu dula ir niekas su to nesiginčys. Lietuvoje veikia dulų asociacija, tai būtent jeigu kalbant apie asociacijos dulas, tai mes asociacijoje, kaip sakyt, siekiam to, kad visos dulos yra baigusios mokymus, tai yra 100%, ar ne, asociacijos dulos. Ir siekiam, kad jos nuolat keltų kvalifikaciją, ne, ir laikytųsi savo etikos, turim, tą galite rasti mūsų tinklapyje. Tai čia tokie baziniai, ne, dalykai apie tai. Bet dulos, kurios nepriklauso asociacijai, dauguma iš jų irgi yra baigusios mokymus. Ne? Bet tiesiog ne visi nori priklausyti vienai ar kitai organizacijai. Tai čia vienas toks momentas. Ne? Kaip rasti dulą, tai galim tam pačiam mūsų puslapyje, Facebook'e turi daugumą mūsų puslapius ir neatskirus. Ir tai pirmas yra tas, kaip sakau, išsirinkti dulą, kuri rezonuoja. Nes gimdymas, žinot, tai yra intymu. Ir dula, kuri tiko draugiai, nebūtinai tiks man. Ne? Tai visos dulos tokį daro pirmą susitikimą, kaip sakom, tai yra pirmas susitikimas, jis yra nemokamas, ne, dulo darbas yra apmokamas. Ir jis yra nemokamas ir jo tikslas yra susipažinti, išgirsti lūkesčius. Ne? Ir čia yra tas pokalbis skirtas tam, kad ir šeima galėtų po pokalbio nuspręsti, mums ar ne, ir dula nuspręsti gali. Nes būna kartais ateina šeima, pora ir aš kalbu ir aš matau, kad tai ne mano šeima, aš žinau, kad tai mano kolegės ir aš nukreipiu juos ir dažniausiai aš būnu teisi, ne? Nes, matai apie ką, ne? Ir aš žinau, mes esam skirtingos visos. Ir tame yra, dulų stiprybė, sakyčiau taip. Ir tada po to pirmo pokalbio, jeigu nusprendžiam tęsti toliau kartu kelionę, aš taip visai sakau, kelionę per gimtį, kelionę toliau, ar ne, tai susidėliojam tokį planą. Ne, tai paprastai būna 2-3 susitikimai iki gimdymo. Susitikimų temos būna įvairios, tai gali būti nuo masažo iki pokalbių, iki gimdymo plano pasiruošimo, jeigu šeimai tai aktualu, kraitelio supirkimo, mamos baimės apie gimdymą susijusios, tėčio būsimo baimės, ar ne, tasme įvairiai tai labai nuo šeimos, nuo poros priklauso, su vienais daugiau būnam, kad tik su mama bendraujam, kitur pora bendraujam. Tai, bet jeigu keliaujam į gimdymą 3, kas dabar vėl kai kuriuose ligoninėse po truputį grįžta, tai visada norim susitikti, aš bent jau noriu susitikti ir su būsimu tėčiu, kad ne gimdymo palatai susipažintume. Niuansus. Tai va, tai yra tokie, ne, pasiruošimai. Vėliau mes visada yra pasirašoma. Indre, aš dabar šitą vietą dar noriu pasitikslinti. Įdomus man toks momentas, kad iš tikrųjų kalbat apie labai įvairius dalykus, kaip sakėt, ir nuo kraitelio, ir to, kokie galbūt natūralaus masažo metodai gali padėti gimdymo metu. Tai ar tai galima sakyti, kad tame pasiruošimo procese iš dulos gali mama tikėtis, galbūt jinai nori apsispręsti ar žindyti ar nežindyti, kaip gimdyti. Kiek platus tas temų krepšelis, gal taip padėkim suprasti, ne? Krepšelis, žinot, kiekvienos dulos krepšelio plotis priklauso nuo kiekvienos dulos. Supratau. Tarkim, viena yra stipresnė žindyme, kita stipresnė spinning babies, ten tos turi metodus, ar ne, padeda moterims, kurių ten vaikučiai sėdi, pavyzdžiui, ilgiau, ar ne. Kitos, tarkim, aš turiu vieną iš savo tokių atskirų veikų, ar ne, bet jis susilieja su dula, tai vatsu, žmogaus plukdymas vandenyje, ar ne, tai yra, atsipalaidavimo pratimai. Kitos turi, tai yra labai individualu pas kiekvieną tas krepšelį, bet yra tokie baziniai dalykai, ne? Tai yra pagalba gimdymo metu, aptariam, tarkim, paaiškinti vyrui, sutuoktiniui, partneriui, ar ne, apie tai, kuom jis gali būti naudingas gimdymo metu, žindymo baziniai dalykai, tai šitos faktiškai turi visos dulos, ne? Kas jau ten plačiau, tai kiekviena turi, žinai, kaip sakyčiau, tokią specializaciją, ne? Tarkim, yra dulos, kurios komis, pavyzdžiui, skirtingos, ar ne, gali būti dulos, kurios gali kartu melstis su kita mama. Ne, yra dulos, kurios gali eiti kartu į sporto klubą su kita mama.
ne, yra dulos jogos trenerės. Tai yra jau tokie kiti dalykai, bet bazinius dalykus, tos dulos, kurios baigusios mokymus, turim visos, tokius pagrindinius, tai turim visos, ne, bet kaip sakai, apsispręsti dėl žindymų, ne, baisu žindyti, nežinau, ar mokėsiu, tai sėdam, kalbam, ko reikia pačio pagrindo. Tarkim, aš neturiu žinių, kaip žindyti, kai yra kažkokios jau krizinės situacijos, ne, kai yra, nežinau, dvynukai, neišnešėtukas, kai nėra tiek pieno, kiek reikia, ne, bet aš turiu kolegę, kuri bus, man atrodo, ir šitoje konferencijoje Eglė, kurią aš skambinu arba suvedu šeimą su ta žindymo konferencija. Tai čia mano yra dūlų, kurios yra įnėrusios į žindymo temą ir jos pačios padaro šitą dalį. Tai va, bet bazinius dalykus turim visus. Ne? Supratau. Sakiau, šiandieną. Taip, nes iš tikrųjų, svarbu turbūt šeimom irgi, ko galima tikėtis ir į ką atkreipti dėmesį, nes čia irgi labai svarbu pasirenkant dulą. Jeigu mums svarbu kažkokie tam tikri specifiniai dalykai, tai mes ir turėtumėm turbūt ieškoti dulos, kuri tame specializuojasi. Taip, šitoje vietoje kas, ir kame specializuojasi, ir kaip sakau, susitikit su keliom dulom. Ir ne viena dula neįsižeis, kad jūs pasakysit, ne, aš pasirinkau kitą. Nes už tai, kad keliautum su ta moterim, su ta dula, kuri tau rezonuoja. Nes jeigu nerezonuos, jeigu ne, tada. Tada ne. Tada ne. Kitas, aišku, dalykas yra dar, jeigu grįžti prie to tokio materialaus pasaulio, ne, tai yra ir kaina dulos. Dulos yra apmokamas darbas. Bet yra situacijų, kai nėra galimybė, kai yra finansiniai kažkokie sunkumai, tai tam yra ir krizių centrai, ne, kur aš pati savanoriauju krizinio nėštumo centre, kur aš turiu, kaip sakyti, nusistačius, kiek aš per metus moterų palydžiu nemokamai. Ne. Kainos sviruoja pas kiekvieną dulą, tai irgi gali būti pasirinkimo faktorius, ar ne, tai yra nuo 3 iki 500 tas pilnas paketas, ar ne, šitoje vietoje. Bet kaip visada, negaliu kalbėti už visas, bet visada, dauguma dulų turim tą tokį, kad jeigu pinigai yra problema, kalbam. Žiūrim šitoje vietoje, ne, ką galima, kaip, kur galima, kaip sakyti, sutaupyti, ar ne, šitoje vietoje. Bet bent jau aš turiu tokį, kad jeigu šeima, neturi visos sumos, neturi galimybės, tai nėra, kad mano teikiamos paslaugos bus pusė. Pusės nepasakysiu, pusės nepasakysiu, vis tiek bus, ne, galbūt kažkokių ten niuansų, bet bus, neina kitaip, ar ne, Tai va, tai čia toks, jeigu apie tos pasirinkimus ir apie tą pradžią, ne, jeigu keliaujam toliau, tai yra, kaip sakiau, 2, 3, 4, labai skirtingai susitikimai ir yra pasirašoma tokia kaip sutartis, kad, kur ir aš kaip dula įsipareigoju, šeima, reiškia, žino tokius aiškius dalykus. Yra ir dėl apmokėjimo, ir dėl budėjimo. Tai pagrindinis yra paskui jau artėjant gimčiai, tai, kaip sakau, aš įsipareigoju, kad aš 2 savaitės prieš gimdymo terminą būsiu pasiekiama ten per tiek ir tiek valandų. Priklausomai, žinau, kur šeima gyvena, kur aš gyvenu, ar ne, tai sakykime 2 valandos, 2,5, per tiek laiko, kai man jau praneš, aš įsipareigoju atsirasti pas šeimą namuose arba prie gimdymo namų, kur mes būnam sutarę šitoje vietoje. Ir lieku gimdyme, ne, jeigu lydžiu į gimdymą šitoje vietoje. Jeigu lydžiu į gimdymą, tai būnu gimdyme. Sakai, dabar laikas matuojamas yra iki pandemijos ir po pandemijos, ne, tai iki pandemijos likdavom ten, kol moteris įsikūrė po gimdybiniai palatoj. Dabar įvairiai būna, vienur būna tik pačioj gimdyklai palydim. Tasme jau priklausomai nuo ligoninių taisyklių, kurios čia tokia atskira tema, kur dar vis kažkur užstrigę toje pandemijoje, ne, yra dalis. Arba jeigu, tarkim, yra dar vis dabar tikrai dauguma ligoninių, kur kol kas priima vieną lydintį asmenį, ne, tai lydžiu telefonu. Ne visos tam. Bet tokį turim palaikymą, ne, kaip sakau, turiu. Aš kadangi daugiau kaip 15 metų savanoriavau ir dirbau jaunimo linijai, tai man nėra sudėtinga telefonu lydėti, tai nėra paprasta, ne? Tai nėra tas pats, bet esu lydėjus žmonių, kur tiesiog aš žinau, kad jie išvažiavo į gimdymo namus ir aš turiu pasidėjus telefoną tą parą, kiek reikia ir esu pasiekiama. Tai pradžiai būna, kad pirmą reikia palaikymo mamai, vėliau mama išeina į tą jau tikrą gimties kelią, į tą tokį
transinė būsena, kaip sakau, ar ne. O tai tada žiūrėk, reikia palaikymo tėčiui. Ir skambinu, žiūrėk, čia vyksta. Aha, sakau, prisimeni, kalbėjom. Dėl to reikia susitikimai, prisimeni, kalbėjom, kad tai bus. Tai va, tai toks, tada būna ta tokia kelionė. Ir ne, gimties, kai galim kartu, galim nuotoliu, galim įvairiai, ar ne. Ir tada po gimdymo mėnesį, bent jau aš, ar ne, ir nemaža dalis mūsų dūlų esam pasiekiamos, ir tai būna 1-2 susitikimai gyvai, ir esam pasiekiamos aktyviau, nu, tiesiog, kad mama turėtų, ir čia būna ir žindymo klausimai, ir emociniai, bet didžiąją dalimą, ne, dūlos yra už moterį. Vat šitą žinutę noriu labai ištransliuoti, nes jau dabar po truputį kalbam apie tai, ne, kad mama svarbu, taip toliau, bet vaikų mama pasirūpins, visas kaimas, visa aplinka turi pasirūpinti mama. Ne? Ir dūla yra už moterį. Ir iš dūlos, nu, negaliu sakyti 100%, bet turbūt neišgirsit, kad svarbiausias sveikas vaikas. Tas yra savaime suprantama. Aš ir būna, kartais ateinu į šeimą ir ten būna kažką dėlioja. Ir aš sakau, žinokit, aš už mamą. Ir aš atėjau dėl mamos. Ir kartais mamai sakau, žinok, aš esu čia dėl tavęs. Ir aš klausiu, kaip tu, ne kaip vaikas. Aš žinau, kad mama vaikų pasirūpins, jeigu ją bus pasirūpinti, ne, šitoje vietoje. Tai visada skiriu po gimdymo laiko pokalbiai kaip tu. Šitoje vietoje. Tai dūlos, mūsų mokymų dūlos, ne asociacijos dūlos, turi aktyvaus klausimo įgūdžius, turi supratimą ir žinojimą, kas yra empatija, pajautimą, kas yra pogimdyvinė depresija, ne, kaip ją, nu, įtarus, kur nukreipti turim, ar ne, visus šitos įrankius. Tai čia irgi yra tokia, bet, nu, tą visada kabliuką turiu. Nu, kas dažniausiai būna, kad mamos, nu, viskas gerai, ir ne, ateini klausi, kaip ašaros. Ir aš žinau, kad viskas gerai, bet reikia būti tame. Žinai, net aš dabar klausydama ir išgirsdama vis daug kartų tą klausimą, kaip tu, man net irgi taip labai labai jautru viduje, nes iš tikrųjų man atrodo, kad šitą klausimą mamos girdi gerokai per retai. Ir tikrai labai dažnai būna, kad uždavus šitą klausimą ašaras akise, nes tai yra vis dėlto labai jautru ir labai gilu. Aš netgi noriu sustot šitoje vietoje, čia visų šitų dienų aktualiai, taip toliau, kad užduokit nuoširdžiai šitą klausimą, tai nėra dūlų klausimas. Kai nueinat aplankyti, ne kavos nueikit gerti, nueikit išplauti grindis mamai ir paklausti, kaip tu. Ir kai mama pradės pasakoti apie vaiko kakučius, sisiukus, taip toliau, nuklausykit, išklausykit ir vėl grįžkit, o kaip tu. Ir kartais tą kaip tu reikia užduoti daug kartų, kol moteris pradeda kalbėti apie save. Gali būti, kad nenorės kalbėti apie save, ir ne, tada pasakyti, kai tu norėsi, aš esu. Ne, moteris, kurios ateina pas mane į užsiėmimus, tokius, ne, grupinius, visada sakau, suburkit savo kaimą. Suburkit savo kaimą šiandien, surašykit bent 2 žmonės, geriausiai 5, ne, bet gali būti bent 1, bent 2 žmonės, kuriems tu gali paskambinti bet kuriuo paros metu ir įspėk juos, kol dar esi nėščia, arba jeigu jau ir pagimdė, įspėk, ar aš galėsiu, kai man bus sunku, tau paskambinti. Nes kas būna, kai moteris sėdi namie, ar ne, tas yra sėdi, nieko neveikia, yra jausmas, kad visi gyvena savo gyvenimą ir aš visiems pasakysiu. Bet jeigu aš žinau, kada aš paskambinau prieš tai draugiai, Laimai, Daliai, kažkam, ir jinai sakė, jo, tu man gali paskambinti, kai man bus sunku, kai man nebus laiko nueiti į dušą, aš galiu jai paskambinti. Tokį turėti savo kaimą šitoje vietoje. Taip, tas iš tikrųjų labai svarbu. Be galo. Tai dūlos ir yra dalis to kaimo. Aš sakau, aš galiu būti jūsų kaimo. Ta dalimi. Tai va, grįžkim truputėlį. Grįžkim prie proceso. Nenoriu paleisti, nes man labai atrodo svarbu išgvildenti tą procesą ir būtent patį gimties momentą. Ne? Laukiam gimimo, ką vat ten dūla daro. Gimdymo palatoj turiu minį. Gimdymo palatoj, jo. Ką daro? Viską, ką reikia. Ne, dūla, šitas žodis yra senas graikiškas žodis, tai yra tarnaitė.
Ir jis labai gerai padeda mums stovėti ant žemės. Čia visai nesenai mes Dūlų rate kalbėjom, ar ne, kad sakau, kai kartais pačios susidievinam, kažkas mūsų sudievina, moteris sudievina, aš esu tarnaitė. Ir mano darbas yra patarnauti moteriai. Tai jeigu gimdymo palatoj nuo masažo, strėnų masažo, galvos, pečių ar net palaiduojama, iki vandens padavimo, iki priminimo, kur keliaujam kartais reikia, ar ne, kai yra daug įtampos, kai yra daug nerimo, kai daug medicininių terminų atsiranda aplinkui, ar ne, tai pabūti tuo, kartais užtenka būti tuo, su kuo turi akių kontaktą. Na, aš esu buvus gimdyme, kur, galiu sakyti, nieko nedariau. Man moteris buvo įsikibusi ranką, neleido atsitraukti į pusę metrą. Ir kai reikėdavo, aš jai žiūrėdavo į akis. Viskas. Ir tuo metu gali pagalvoti, kad aš nieko nedariau. Ne? Bet po visko mes, kai kalbėjome, jis sakė, bet kai atsimerdavau ir žinodavau, kad yra tavo žvilgsnis, viskas buvo gerai. Ne? Ir kartais, jeigu taip, ir tai nėra tame, kaip sakyti, tai yra svarbu, tai yra emociškai, tai yra psichologiškai, ne, tai galbūt skamba dabar romantiškai, bet tai tuo metu būni. Ir tai yra viskas, tai yra masažas, tai yra... Aš nepagalvojau šiandieną nepasimti to vadinamo krepšio dūlos, ne, kas jame yra. Ne? Tai tarkim, tai yra masažo kamuoliukas, tai yra masažo aliejai. Ne? Tai būna kartais jau ligoninėse eina tokie mitai, kad dūlos kvepia vienu kvapu. Mes gal panašius eterinius naudojame. Ne? Tai yra, aš turiu, tarkim, vežuosi rankšluostukų krūvą, kur, kai ateina laikas, dedi šaltus kompresus. Ne? Vienas ten šaldai vandenį. Jeigu pavyksta, turiu termosą su ledukais, ne, nes mūsų ligoninėse vis dar nėra ledų aparatų, tai jeigu ten ištirpia, žiūrėk, tai tie ledukai pabaigoje būna tobulas reikalas. Arba aš, arba šeimai pareigoju turėti šiltos arbatos, kai nukrenta gliukozė, kai nukrenta energija, kai pradeda tas toksai drebulys, ne, tai žiūrėk, kad turėti dūlos tašė visada bus šokolado. Šitas visada praverčia visais gyvenimo atvejais, ne? Ne visais, bet daugumą, ar ne? Visada turiu gliukozės tablečių kartais, ar ne, tas šokoladas nebe. Turiu šokoladą ir mamai, ir savo, ir tėčiui, jeigu važiuojam kelies, trise, ne. Vandens paduoti. Šiupelis, kad moteriai, ne, kur sakau, tai yra, kad dabar atrodo, ne, atsigerti, užversti galvą, tai čia net nefiksuojam to judesio gimdymo metu, turbūt pati žinai, bet koks papildomas judesys yra didelis, ne, tai iš esmės tai yra, mano darbas yra, kad moteris jaustųsi komfortiškai tame, kurime yra. Ir aš vėl apie mamą, ne, jeigu dažnai iš personalo ligoninės girdim, kad pakentėk dėl vaiko, tai aš esu apie mamą. Aš esu apie mamą, kad jai būtų patogu, kad tos 2 minutės tarp sąrėmio būtų komfortiškai. Ten, kur baigėsi sąrėmis, mano darbas, kad jinai, jeigu klūpo, kad klūpėtų minkštai, kad atsirastų šiltas kažkoks apklotas, kad jai prie lūpų atsirastų šiaudelis su vandeniu ir jinai išgirstų žodį vanduo. Ir kažką paduoti, atnešti. Tai čia visi. Taip. Ir Indre, iš personalo, ir medicinos personalą paminėjot, kaip apskritai medicinos personalas reaguoja į dūlas? Nes vėlgi čia turbūt tokia yra mitų truputėlį tema, o gal tiesiog skirtingų labai patirčių, nes tikrai tenka išgirsti mamų nuogąstavimų, kad jeigu aš atvyksiu gimdyti su dūla, į mane gali kreivai žiūrėti. Ar tai tiesa, ar visiškai ne, ir kaip ten būna realybėj? Žinai, čia galėtumėm atskirai temai susitikti. Supratau. Šitai temai. Ir iš tikrųjų Lietuva yra, atrodo, maža šalis, bet labai skiriasi nuo ligoninės. Ir yra ligoninių, kur žino, kad jeigu atvažiuos su dūla, tai personalai bus lengviau. Ne, nes būkim atviri, mūsų yra krūviai dideli, ar ne, akušerių, jeigu kalbam šiam. Yra ligoninių, kur labai purtus. Yra ligoninių, į kurias aš nevažiuoju, nes aš žinau, kad
man po to reikės emocinės, psichologinės pagalbos, nes yra tokio, nežinau apie ką tai yra, ne? Kol kas nėra, nes ne visur yra dialogai. Ką darom dulos, jeigu taip asociacijos mastu, tai siekiam, kad būtų dialogas, kad susikalbėjimas, tarkim, vienas dabar iš tokių naujesnių, tai yra, kad, tarkim, būsimos akušerės studentės pasikvietė dulas papasakoti apie, tai jau pradedam žiūrėti, nes, lūkestis būtų, kad, dula tai yra komandos dalis, tai yra moteris, kuri teikia nemedicinę pagalbą ir mūsų nepersidengia, kaip sakyti, su akušere, su gydytojais, mes kaip sakyti, nekvestionuojam, neužimam tos vietos, bet jeigu žiūrėti statistikas ir jeigu žiūrėti pasaulio, kur yra jau atlikti tyrimai, tai moteris, kurios gimdo su tūlom, patiria mažiau komplikacijų, mažiau intervencijų, mažiau ekstracezarių, tai reiškia, kad padeda tos tūlos. Tik šitoje vietoje. Aš esu pati turėjusi vieną tokią galbūt savo patirtį prieš kurį laiką. Atvykus į ligoninę nebuvau sutikta išskėstom rankom, bet aš žinau, aš savo viduje turiu atsakymą, aš atvažiavau dėl šitos moters. Aš tikrai nieko nenoriu nei įžeist, bet aš esu dėl tos moters. Ir gimdymas nebuvo, kaip sakyti, iš trumpų, tai buvo normalus, nepilną parą trukęs gimdymas. Ir pasibaigus gimdymui jau, kai yra lėliukas, kai yra visas, akušerė priėjus sakė, kad kas jūs tokia? Dar kartą, kad buvo. Ir jinai sako, aš nebūčiau turėjus tiek laiko. Kaip gerai, kad jūs buvo. Ir ne? Tai turbūt buvo, toks vienas iš stipriausių komplimentų. Ir taip, nes personalas, akušerės turi kelias moteris gimdančias. Ir tai, viskas su to suprantama. Tai aš tikiuosi, kad su laiku tapsim vis labiau laukiamus. Ja, tai yra visokių, ir aš moterims sakau, ir mes, kur visaip gali būti. Vienur laukia, kitur nelaukia, kitur pasityčios. Bet kai jau ateini, kai būni, kai mato, kad tu nekeli ten revoliucijų, nes yra vienas iš mitų, kad dula ateis į ligoninę ir pasakys medikams, ką jie turi daryti. Ne, dula nepasakys. Dula eina paskui moterį, gali priminti moteriai, ko nenorėjo, jeigu yra aiškus terminai, kaip sakau, aš galiu išversti, kas vyksta, ką medikai, bet aš nebūsiu tas, dula nėra tas žmogus, kuris medikams suvadovaus paradui. Aš esu paskui moterį. Ir šitoje vietoje, tai yra pagrindinis toksai galbūt dalykas, dėl ko nesikertame. Ir jeigu yra kažkokios komplikacijos, intervencijos reikalingos kažkas, tai dula stovės šone, nevadovaus šitoje vietoje paradui. Man teko girdėti ir iš vienos mamos, gimdžiusios su dula, atsiliepimą, kad jis sako, man dula viską išversdavo, ką sakydavo medikai. Nes sako, aš nieko nesuprasdavau, man pasakydavo, kad čia taip pagal planą arba ne pagal planą. Tai čia turbūt irgi svarbi funkcija. Taip, ir tai yra ir tas vertimas tų terminų. Ir kitas yra dalykas, tai yra apie tai, kad moteris gimdymo kelionė, ypač tose paskutinėse, ir net tose, kaip sakyti, žingsniuose, metruose, kilometruose, kas ten būtų, moteris geriau girdi pažįstamą balsą. Ir aš vyrams sakau, kai jie keliauja be dulos, ar net nesvarbu, tai apie tai, kad pakartok, ką sakė personalas, nes moteris tarp visų šitoj savo hormonų kokonė, jinai girdi savą žmogų, jinai girdi pažįstamą balsą. Bet taip, vertimo reikia. Kartais išverčiam, kartais, jeigu neišverčiam, padrasina moterį pasitikslinti, arba mes pasitikslinam, ar ne, kas vyks, kad padėti, nes taip, personalas kalba medicininė kalba ir ne visoms mums yra aišku, kas dabar. Aha, įdomu apie tą pažįstamą balsą, nes aš pati prisimenu iš savo gimdymo, kad mano vyras irgi viską atkartodavo man prie ausies, prie galvos stovėdamas, ir man kažkaip buvo tada viskas aišku, ką man reikia daryti, nes iš tikrųjų ten daug gydytojas kažką sako, kažką akušerė sako, toks atrodo įdomus irgi. Bet vienas iš tų momentų, kur dėl ko aš nevažiuočiau į gimdymą, jeigu aš su moterim nebendravau ir jinai paskambina, žinai, prasidėjo, aš atvažiuoju, iš manęs nebus daug naudos. Nes mes viena kitos nepažįstam.
Tai čia tas pats kaip ir ta pati akušerė, kurią irgi matai pirmą kartą gyvenime. Taip. Ir apie vyrus. Gimdyme, nes vėl, kaip ir sakė, yra pre-covidinis ir po-covidinis laikotarpis, bet tikiuosi, kad vėl viskas grįš į senas vėžes ir galima bus dalyvauti ir vyrams, ir dūloms gimdyme. Ir kaip tada? Nes vėlgi toksai gana dažnas pasakymas turbūt yra, kad, kam tau dūla, jeigu vyras juk dalyvaus gimdyme. Kaip tas santykis, kaip ta trejybė susiguli? Tai čia vienas yra iš mitų, kad dūla liktai konkuruoja su vyru. Ne, aš galbūt, taip sakau, nesu ten tiek daug gimdymų keliavus, kur keliavom 3, ne? Bet ten yra ką veikti visiems. Ir tik tais tiek, kad kai jau keliaujam į gimdymo, jeigu kalbam apie patį gimdymą, ne, jeigu keliaujam į gimdymo palatas ir vyras, ir dula, tai aš darysiu viską, kad vyro rankos būtų ant moters, nes labiau pažįsta. Nors kartais būna, kad sako, ne, tu ne taip, Indrė, taip, ar ne? Ir tai yra, kažkokie niuansai, bet tai yra ne apie tai, ne? Ir šitoje vietoje, dėl ko visada susitinku su šeima prieš tai, kad negimdymo palatai, kad pasikalbėti apie tai, ne? Ir išsiaiškinti, kaip sakyt, lūkesčius, baimės, nuogastavimus, nes dažnai būna apie tai, kam, ne? Tas yra dažnai transliuojama, bet dula nekonkuruoja su vyru. Aš tada padedu abiems keliauti šitoj kelioniai ir žiūrėk, reikia kartais ir vyrui padėti tą emociją, ar ne, įtampą, nerimą, kažką paaiškinti, kad žiūrėk, čia gerai viskas, ar ne, čia taip kaip ir kalbėjom, arba va čia žiūrėk, reikia atkreipti dėmesį. Kartais reikia priminti, kad va žiūrėk, va jeigu čia pamasažuosi dabar, va, žiūrėk, kaip bus. Tai šitie momentai, ar ne, kartais aš masažuoju, o vyras būna tas, kuris vandenį paduoda, kuris veidą vėsina. Tai, yra kas būtų. Tai šitoje vietoje daugiau tai yra apie komandą, apie gimdymo komandą, jeigu kalbame apie gimdymo pasiruošimą. Jeigu apie tą pogimdyvinį laiką, ne, tai mes, esu jau sakęs, kad neretai, neturiu tokios savo susivedus statistikos, ne, aš tikiu ir tas vadinamas postpartum paslaugas, pogimdymo, tai neretai būna, kad vyrai skambina ir sako, aš nebežinau, ką daryti. Nes dažniausiai tai būna, kurie buvo ar paskaituose dūlos, ar susitikimuose, tai nebūtinai tai yra lydėta šeima, ne, juk kai lydėta, tai aš esu ta aktyvesnė, kuri paklausiu, kaip laikotės, kaip vyksta. Vyro paklausiu, ar kaip jisai mato savo moterį. Bet kad būna, kad vyras skambina, kad žinokit, aš nesuprantu, kas vyksta, čia kažką. Arba man rytoj eiti darbą, bet jinai nepaleidžia. Iš tikrųjų, aš manau, kad vyrams yra pakankamai sudėtinga, bet jau kaip prisimenu irgi savo vyrą gimdyme, tai tikrai manau, kad dar klausimas, kuriam čia to streso buvo daugiau. Tikrai vyrams yra pakankamai sunku susivokti tame momente, ką daryti, kaip daryti, nes jie ir patys išgyvena labai labai stiprius jausmus, matydami savo moterį tokioj ekstaziniai būsenoje ir norėdami padėti, bet neaišku, ką daryti. Būkim atviri, jiems tai netrodo ekstazinė būsena. Net nežinau, reiktų net paklausti. Aš žinau, kad maniškis tai kelis kartus išeidavo vis iš gimdyklas, kelis kartus ir paskui aš klausiau, kur tu vis išeidavai? Sako, aš eidavau į tualetą vis veidą apsišlakstyti. Taip, labai geras. Žiauriai geras. Nes aš vyrams sakau, jums reikia kartais, kai jaučiat, kad įtampos per daug, moteris užuosta įtampą. Nes mes tada tokiam hormonų rate, tai vyrams tiesiog sakau, išeikit, bent mintimis per langą, ne, truputį pakvėpuoti ir vėl grįžti. Tai pagrindinis dalykas, ne, kad vyrams, kaip sakyt, susidėlioti, tai yra apie tai, kad jie turi dalyvauti pasiruošime. Nes jeigu tu nežinai gimdymo eigos, tai nebus lengva. Tai yra visiškai kitas dalykas. Ir ką visada semimuose sakau, jeigu sakau, jūs pasiruošit ir sąmoningai keliausit tą kelionę. Ir tikslas yra neišgelbėti iš skausmo, bet išbūti tame, jūs iš naujo įsimylėsit savo moterį. Ir retai būna, ne, kad kai
nekalbu apie tas poras, kur individualiai keliaujam, ne, bet kur ateina į užsiėmimus, ne, ir atėjo į mano užsiėmimus vedamus, atėjo pora su leliuku jau ten, gal mėnesio, 2, ir spintintis vyras, kuris buvo gimdyme ir sako, buvo taip, kaip sakėt, sako, įsimylėjai. Kaip gražu, čia labai gražus pažadas, gražus toksai pažadas vyrams. Bet keliaukim per procesą toliau ir jau truputėlį užsiminėm apie postpartum dulas, nes dulas vis dėlto yra, kaip ten viskas skirstosi, yra gimdymo dulas, kaip ten viskas dėliojas. Yra daug dulų, ar ne, daug specializacijų dulų, tai yra gimdymo, tai yra postpartum, tai yra neišnešiotukų, tai yra po persileidimų moterims, čia yra platu. Lietuvoje, kadangi mes, kad ir yra jau keliaujam link to 10-mečio, bet dar mūsų nėra, mūsų asociacija yra apie 40, gal per visą Lietuvą, gal 100, jeigu surinksim, bus labai gerai. Tai nėra mūsų daug, ne? Tai pagrindė yra gimdymo dulos ir postpartum, tos pogimdyvinės dulos, pogimdyvinio dulos, ar ne? Ir yra dulų, kurios daro ir tai, ir tai. Tarkim, aš esu ir ten, ne, aš tikiu. Tai tas vadinamas jau pogimdyvinio laiko dulos, tai yra daugiau apie tai, kurios dulos ateina po gimdymo. Šį pavasarį, kaip tik baigė mokymus, jau dabar jau išlaikė testus, ar ne, liko formalumai, tai nauja grupė, ir tai yra pirma grupė postpartum, kur grinai postpartum dulos. Tarp ankstesnių dulų yra tikrai, kurios yra išsimokiusios ir teikia šitą paslaugą, bet jų dabar padaugėjo, tą noriu pasakyti, ir regionuose padaugėjo. Tai tuom džiaugiamės. Tai šitoj vietoj, tai yra dula, kuri ateina po gimdymo, taip jeigu vizualiai, ne? Bet jeigu žinai, kad reikės, tai visai gali būti, rekomenduočiau susipažinti su ta dula prieš gimdymą. Kai būkime atviri, yra daugiau laiko. Taip, viskam. Jo, tiesiog, ne? Negazdinant mamų, bet taip yra. Ir postpartum dula, tai jau yra ta dula, kuri, jeigu, tarkim, gimdymo dula, tai yra, mėnuo po gimdymo. Ir po to mes atsisveikiname. Kaip aš sakau, iki pirmos vaiko šypsenos. Maždaug toks, jeigu, ne, šitą. Postpartum dula, tai yra, kur ateina po gimdymo ir ne iki metų gali lydėti. Ir čia jau yra ir apie žindymą, ir apie dienotvarkę, kaip susidėlioti, nes, ne, jeigu tu pradžioj galvoji, kad čia tą darysiu, čia tą, ir kai parvažiuoji namo iš tų gimdymo namų, supranti, ne, kažkaip neveikia, ar ne? Ne taip viskas. Nėra, kada turėtų miegoti, tarsi viskas yra kitaip, negu turi būti. Tai čia yra pogimdyvinė dula, ar ne, gali padėti, kaip sakyti, tai nėra auklė vaiko, darbas yra ateiti, padėti šeimai, susidėlioti, dabar, kai yra vienu žmogum daugiau, ar tai antras, ar trečias vaikas, ar pirmas, tai įvairiai gali būti. Tai gali būti ir apie mamos visada, ne apie mamos emocinę, apie mamos fizinę būseną. Yra tarp postpartum dulų, kurios daro profesionaliai masažus. Yra, kurios daro tos tokius, kaip sakau, naminius, šeiminiškus masažus, bet jeigu reikia, nukreips. Postpartum dula padės moteriai susivokti, padės užčiuopti, jeigu jau kažkas kvepia apie pogimdyvinės depresijas, ar ne, paskatins kreiptis pas psichologus, jos turi kišenėse, kaip sakau, visą infobanką, ar ne. Tai šitoje vietoj tai yra apie postpartum, tai yra apie primaitinimus, ne, kurie prasideda pusės metų, kam nuo 4. Tai čia jau yra postpartum. Tai yra apie tai, ir apie mamą, ir apie mamos dienotvarkę, ir apie viską, kas susiję su vaiko priežiūra. Ir jau postpartum dulą galim bet kuriam etape kreiptis, nepriklausomai nuo to, ar tai jau visai kūdikėlis, ar tai yra jau kažkiek vyresnis vaikas. Ir vėlgi tai yra, kad kaip yra akcentas lyg ir apie mamą, apie šeimą, ne tiek ta emocinė mamos būsena irgi yra labai svarbi šitam santykėje turbūt. Ir mūsų, jeigu kalbant apie asociacijos mokymų dulas, ar ne, kur baigia, tai tikrai yra daug dėmesio skiriam psichologiniams dalykams. Tiesiog, nes, būkim atviri, ten galima greitai rasti, nežinau, auklę, buteliuką, pientraukį, besisupančias loveles ir visa kita, bet
bet yra emocinės, yra psichologinė būsena, tai šitos dalykus visada, kad nuo to pradėti bendravimo, kaip tu. Ir atėjus postpartum bylai į namus, natūralu, kad yra dar kitos šeimos moterys. Taip kaip mes kalbėjom, gimdymas ir vyras, kaip čia išlaviruoti, nes aš taip bandau tik tai įsivaizduoti, kažkaip tuo metu, kai pati pagimdžiau, nežinojau apie tokią galimybę, bet tikrai būčiau norėjusi, bet įsivaizduoju, kaip būtų sureagavus, pavyzdžiui, mano Anyta. O. Čia vėl atskiro pokalbio tema, ne? Atskiro pokalbio tema, bet iš tikrųjų apie tai kalbuosi su šeimom, su mamom, ar ne, ir visai svarbu, aišku, pasiruošimas, tai dar nėštume susidėlioti su Anytom, su mamom, su tetom, su močiutėm ribas. Ar man reikės tavo pagalbos, ar nereikės, ar ne, nes, tarkim, turėjau mamą, kuris sėdi ir sako, mano Anyta yra jau nusipirkus, reiškia, bilietus, ten kažkur gyvena užsienį ir jinai parskrenda po gimdymo mėnesį ar ten 2. Ir aš nematau džiaugsmo veide tos moters, ar ne? Ir aš sakau, o tu lauki to? Sako, ar ne? Bet neturiu kaip pasakyti. Tai, kaip sakau, geriau pasakyti atvirai, aiškiai, negu tuos 2 mėnesius būti, labai priklauso nuo tų mamų, tetų, močiučių, ar ne, kaip aš visą laiką, kartais būna, kad ateini ir kalbiesi, ne? Kartais būna ateini ir supranti, kad sėdi mama ir klausimus uždavinėja močiutės. Ir tai dūlos darbas yra sugrąžinti mamai galias. Negalima mamos atimti iš mamos, nes būna, kad viską daro už mamą ir mamai ateina jausmas, kad aš nesugebu. Tai yra įgalinti mamą. Tai kalbuosi tada su močiutėm, žiūrėkit, o jūs parodykit ir leiskit jai. Elementariai kartais reikia nutiesių sakymų, jeigu jau taip. Vis paaiškinti, kodėl reikia leisti mamai daryti. Tai yra ir apie pasitikėjimą mamos savim, ir apie tai, kad jūs nebūsit visada šalia, ar ne? Tada žiūri pagal žmogų, ne? Kas jam gali surezonuoti, suveikti. Bet iš esmės tai yra tiesa, nes reikia įgalinti mamą. Jeigu mama yra tvarkoj su sveikata, su viskom, tai mamą reikia įgalinti. Ir dūlos darbas, ir tada tu močiutės įgalinti mamą. Arba jeigu labai nori padėti, tai kaip sakau, tokia, ar ne, iš tokių. Bet tai nėra kažkokia apgavystė, ne? Žiūrėkit, jūs galite išeiti su anūku pasivaikščioti, kad mama pamiegotų. Elė koks gerumas. Arba atnešti kasdien šiltą maistą. Tai geriausia, kas gali nutikti. Ir žinai, dar vienas momentas, kad tos močiutės, juk jos nedaro to iš piktos valios. Jos daro pačių geriausių, nuoširdžiausių jausmų vedinos. Tiesiog jos irgi nori būti naudingos šitą situaciją. Ir naudingos, ir čia turbūt, nežinau, čia reikėtų, imti psichologą į pokalbį, bet čia yra apie tai, kad ne visos močiutės pačios gavo tai. Ne visos galėjo būti su mumis, ne, kai mumis gimė. Ne visos galėjo žindyti tiek, kiek norėjo. Ir tada norisi kažkaip kompensuoti. Ir tai yra nesąmoningi dalykai, ne? Tai tokia atskira plati tema. Bet šitoj vietoj, kaip sakau, įgalinti močiutę kažką daryti, kas tikrai naudinga. Ir kartais dula gali būti tuo žmogum, kuris padeda pasikalbėti tom 2 moteriams. Patarpininkauja šitoj vietoje. Ne? Tai nebūtinai padarysim. Ne? Tai nėra, bet kartais būna, kad kartais patarpininkauju tarp vyro ir moters. Ne? Nes reikia palaikymo, tarkim, žindymo kelionė. Yra, taigi, mišinukai, buteliukai. Ir pabūni to moderatorium, ar ne, šitoj vietai. Tai ir tarp tų 2 kartų kartais reikia. Kartais reikia pasakyti, kad jūs tiesiog, kaip aš sakau, yra pas mus dar tas toksai likęs, kad aplankyti mamą, ar ne, aplankyti, jau 2 savaitės dar neaplankė, bet aplankyti tai reiškia, kad aš ateinu į svečius, atnešu gėlių, pampersų pakį ir laukiu, kol mama paruoš sumuštinukus ir kavą. Tai kaip sakau, įnešti tą, kad jeigu aš ateinu į svečius per pirmus 2 mėnesius, aš ateinu su šiltu maistu,
Išvedu pasivaikščioti šunį ir išeinu. Ir ateinu kitą dieną su kitu šiltu maištu ir pasiimu vakarykštį dubenį. Ir va čia yra, ne? Tai ir aš mamom sakau, komunikuokit iš anksto, ko jums reikės. Ne? Yra internete tinklapiai, kur tu gali savo kalendorių įdėti ir ten įtraukti savo kaimą, savo draugus ir jiems sudaryti sąrašą, kada kas nori ką atnešti šilto maisto. Ne? Tai čia turėjau vieną iš tokių prieš porą metų. Ne? Žinot, kur būna moteris, kur visais pasirūpins išskyrus savim. Ne, tai ir tokių yra daug. Taip, aš ją lydžiu, jinai man moka pinigus, kad aš ją lydžiu, jinai klausia, ar aš nepavargau, ar man kažko nereikia. Nesakau, truputį keičiamės, keičiamės. Ir po gimdymo buvo praėję kelios paros, jinai man rašo, sako, atvažiavo brolis su žmona, padarė šilto maisto, pasiėmė vyresnius vaikus, guliu kaip karalienė, galvoju, jinai išgirdo. Ir kita žinutė, parašiau mamai, kad laukiu jos firminės ribos. Aš padariau savo darbą. Va, šitaip. Svajonė, iš tikrųjų. Tai, žinokit, tai kartais dula yra ta, kurie aš esu važiavus pas moteris su šilta sriuba. Nes jinai paskambina, ir aš girdžiu, jinai paskambina, pasakoja, kaip jie ten nesigauna, kaip jai reikia, kad aš atvažiuočiau ten išmaudyti, žindyti kažką. Bet aš girdžiu, kad ne apie tai. Išsiverdęs, pas manęs kamerai visada yra natūralaus užšaldyto sultinio, kad bet kada ištraukti ir padaryti, kad ne iš kubelio. Ir važiuoja. Ir pirmą jinai pavalgo šilto maisto, ramiai, ir tada kalbamės. O kartais jinai pavalgo, užmiega ir aš išeinu. Tai va čia, gali daryti, ir ne? Čia taip, aš šiandien, man taip šiandien gerai šnekasi. Puiku. Tai jeigu apie močiutes, tai labai aiškiai įsivardinti prieš tai, ypač jeigu žinom aktyvumą močiučių. Arba jeigu žinom, kad reikės pagalbos, bet žinom, kad negalės, tai tada pažiūrėti, kas galės padėti. Arba jeigu žinom, kad nenorėsiu pagalbos, o matau, kad ten yra žemoj starto pozicijoje, tai prieš tai nusibrėžti ribas. Mandagiai, aiškiai, su pagarba ir pasakyti, kad kai reikės, aš tikrai paskambinsiu, pakviesiu. Čia vėl girdžiu tą dulos vaidmenį vėl apie mamą. Apie mamą, apie mamos poreikius, kas labai, labai, labai smagu. Ir dar vieną klausimą turiu, bet noriu pasitikslinti, tiesiog ar tai yra tiesa, nes man tiesiog gal vėl koks nors mitas. Ar tiesa, kad dažnai dulas renkasi antram, gal net trečiam gimdymui, nes kartą teko man girdėti irgi tokį mamos atsiliepimą, jinai sako, dula buvo vienintelis žmogus toje patalpoje, kuris iš esmės mane suprato. Ir sako, ir tai buvo antrasis gimdymas, ir jis sako, to aš norėjau gimdyme, bet aš sako, neįsivaizdavau pirmą kartą, kaip apskritai tas gimdymas atrodo. Tai antrąjį kartą jau susiorganizavau viską taip, kaip man reikia. Kaip dažniau būna? Žinok, neturiu tokios statistikos. Galvoju dabar per savo, patirtį einant. Visokių yra, ar ne? Yra moterų, kurios, galbūt tai tos, kur ateina grupinius susitikimus, ar ne? Tai kur, kaip sakau, pirmą kartą besilaukiančios jos drąsiau būna. Ir, vienos drąsiau, kitos labai nedrąsiai, ar ne? Bet ta prasme, nežinai, kas... Nežinai, kas laukia, ar ne, bet žinai, kad, jūs pagimdysiu ir... Ir apie ligoninių pasirinkimą pasakoja, kad sako, ir paliek. Ir aš žinau, kad tai yra tos moters kelionė ir tai yra jos, ar ne? Taip. Bet ar, gal skiriasi, galbūt, nepasakysiu procentaliai, reikėtų, nebedam statistikos, reikėtų gal, bet skiriasi lūkesčiai. Kai ateina pirmą kartą besiruošianti, tai būna tos didelės akys, viską, ne, pasakok viską ir aš imu ir darau, arba nedarau. Kai yra jau ne pirmas gimdymas, tai ateina ir dažniau būna apie tai, kad tada mes skiriam laiko prieš tai buvusio gimdymo paleidimui, kad jisai neitų kartu į tą gimdymo palatą. Nes net būna užsiėmimuose pasakoji kažką ten apie gimdymo eigą, kažką ir tu matai iš akių, kad taip nebūna. Ne? Ir arba, ten, kitaip padarys tau. Tai tada kalbam, reiškia, apie gimdyvių teisės ir kitus dalykus, bet visą laiką sakau, pirmą skirkit laiko paleisti prieš tai buvusį gimdymą. Ir ypač jeigu jisai buvo traumuojantis gimdymas.
Ne? Ir tarkim, kur yra tas tyrimas, turbūt dauguma žino mano gimdymas. Ne? Tai ten mes turim visą puokštę, ko visko atsitinka. Ir tai va, tai jeigu tos, kurios ne pirmą kartą, tai kaip sakau, skiriam laiko paleisti prieš tai buvusį gimdymą. Ir šitas gimdymas yra kitas gimdymas, o ne ištaisimas kažko. Toks, ne, tokia atskirti. Bet taip, jų, kurios gimdo ne pirmą kartą, klausimai būna kitokie, konkretesni. Ir kartais, neretai, sakyčiau, būna daugiau baimių, kad vėl taip bus. Kad vėl sugadins, ar ne, kažkaip. Tai tada būna tas tikslas, kitas moterų, kurios ne pirmą kartą gimdo, dūla kviečiasi, kad padėtų tą erdvę išlaikyti, bet aš taip noriu, kad būtų. Ir šitoje vietoje, kaip aš sakau, kad dūla, toks vienas iš mitų yra, ne, kad dūla nėra tas talismanas, kuris tikrai užtikrins, kad bus taip. Aš padarysiu viską, bet aš negaliu garantuoti. Ir aš tą visada pasakau atvirai pradžioje, jau pirmo susitikimo metu, ypač jeigu būna labai dideli lūkesčiai. Aš pasakau, kad aš galiu tą, bet gimdymas yra, džiazas, ten visko atsitinka. Aš sakau, turėkite A, B, C, D variantą ir dar reikia po Z variantą ir turėkit minty, kad dar kokius 5 variantus turi ateinantis žmogutis. Ir kas ten gausis, tai klausimas, ne? Tai va, tai jeigu atsakant į šitą klausimą, galbūt skiriasi lūkesčiai moterų, tos, kurios pirmą, kurios antrą gimdo, ne? Kurios antrą kartą gimdo jau nebeturi lūkesčio, kad tai bus lengvas pasivaikščiojimas, bet jos dažniausiai žino, kurioje vietoje reikia palaikymą ir kodėl reikia to palaikymą. Kurios gimdo pirmą kartą, kartais būna lūkestis, kad, tas yra gimdyti su šypsena, kad čia tai čia bus, tai aš daužau šitą viltį. Dabar čia taip sakau, ne, bet aš sakau, kad ne, tai yra rimtas fizinis darbas, kuriame yra malonių momentų. Jeigu būsi čia ir dabar ir visos kitos technikos. Tai va, tai turbūt jeigu atsakant į tą klausimą, taip tai skiriasi lūkesčiai ir skiriasi, kurioje vietoje aš tada einu. Tai irgi tas svarbu, kad tai tikrai neturi būti, kad dūla tik pirmam gimdymui, ar tai bet kuriam gimdymui gali tiesiog įsijungti. Taip. Ačiū labai, Indre, už pokalbį mums šiandieną. Ir paskutinis klausimas. Mūsų klauso besilaukiančios šeimos. Koks svarbiausias, gal jautriausias, nežinau, iš pačios praktikos palinkėjimas tai naujai, didesniai, besilaukiančiai šeimai? Kas atrodo pačiai svarbu? Vienas, ne? Dabar išrinkta. Aha, išrinkta viena. Gerai, galima apjungti ir daugiau. Tai ko palinkėtum? Pirmiausia, tai kalbėtis poroj, kalbėtis apie baimės, nes bijo ir vyrai. Ir ten yra įtampo. Ir bijo to, kad reikės didesnio mamuto namo parnešti. Ir bijo to gimdymo, ir bijo, kad neišgelbės. Kalbėtis apie tai, drąsiai kreiptis pagalbos, bet kuriam taške, bet kuriam etape. Dabar atsisėdus, klausėt ar ne, pasiemat popieriaus lapą, pasiemat telefono nausus ir susirašot bent 5 žmonės, į kuriuos galiu bet kada kreiptis pagalbos. Ar ne? Ir tuos žmonės įspėju. Nes mes turėti savo užnugarį, turėti savo, ne? Nes abiems gali reikėti to užnugario šitoje vietoje. Ir dar vienas, kurį visada poroms pasakau paskutiniu metu, tai apie tai, kad pirmi metai gimus kūdikiui, jie nėra tie, kur būna fotosesijose. Juokiasi dar. Oi, aš su 2 buvau pirmus metus, taip fotosesija. Aš kažkada bandžiau surasti socialiniai medijai, galvoju, kokią nors naminę nuotrauką, kurią taip galėčiau įdėti į socialinę mediją ir supratau, kad nieko tokio nebuvo. Tai nėra apie tai, ne, bet yra tas lūkestis. Tai aš sakau, jeigu tai aišku nėra smurtas, nėra kiti dalykai, nesiskirkit pirmais metais.
Nes dažnai būna jausmas, čia ne ta moteris, kurią aš įsimylėjau, čia ne tas vyras, kurį įsimylėjau. Nesiskirkit pirmais metais, bet ieškokit išeičių. Ieškokit pagalbos. Ir jo, pagrindinis dalykas tai ieškoti pagalbos, jos nėra tiek daug, kiek norėtumėm, bet jos yra. Nepradedant emocinės paramos numeriais, kur galim bet kada, pat kuriuo paros metu paskambinti, dūlos, ne, yra dabar nemažai iniciatyvų ir mama mums rūpi, ir tavo myliu LT, ar ne. Tai yra daug, kur susirinkit tą pagalbą į vieną lapą. Ne tada, kai atrodo, kad reiks, ne? Numerį 112 žinom visi, bet skambinam labai mažai kartų, bet ramu, kad žinom. Tai turėkit va tą tokį, kalbėtis ir ieškoti pagalbos ir kreiptis pagalbos. Ne tada, kai jau 4 paras praverkiu į pagalbę ir tada. Tada irgi, bet geriau anksčiau. Bet jeigu matau, kad slysta iš rankų kažkas, jeigu matau, kad nebesurenku, kartais užtenka, žinot, kartais būna paskambina moteris, kad reikia, pakalbam 20 minučių telefonu ir liktai nebereikia. Tai va, tai leisti savo. Man atrodo, labai graži buvo ta analogija, kai mes iš tikrųjų pagimdo, mums atrodo, kad visi toliau gyvena savo gyvenimus, tik mes kažkur užstrigę. Ir tas pagalbos kreipimasis toks atrodo tarsi trukdau. Tai man atrodo, kad išmeskim iš galvos, nes mes esam svarbios, ypač tada, kada ant mūsų rankų mažas kūdikėlis. Ir tikrai visi kiti darbai, visų kitų darbai gali palaukti. Daug labiau negu mes. Sėdžiu namuose, man viena moteris sakė, aš sako, į dienos pabaigą norėdavau savo sėdėjimą pateisinti. Tai aš sakau, išverskit savo galvoje ir jeigu reikia, užsirašykit ant šaldytuvo, darau patį svarbiausią darbą gyvenime, auginu žmogų. Ir tam žmogui reikia manęs 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai va, tai su šita gaida mes šiandieną ir baigiame. Ačiū dar kartą, ačiū labai Indre už pokalbį ir ačiū visiems, kas klausėte. Geros dienos ir gražių gimties kelionių.